tiesiog, na, irgi labai didelį stebuklą, nes Vida persirgusi vėžiu, vos pavaišėjo. Tai va, Vida dabar šiek tiek atleidžia. Aš turbūt esu, kaip gydytoja sakė, pati savo šeimai mana iš dangaus, kai kuriuo laiku atsiradusi, o mano mama iš dangaus tai yra iš tiesų transferfaktorius. Tai yra šventa tiesa, aš sirgau onkologiją 2 kartus. Ir kada man nupiešė gydytojas, tikrai Klaipėdoje labai žinomas gydytojas, man ateitį sergant Alzheimeriu ir visom teisybėm, tai tada supratusi, kad vis dėlto reikia pačiai dirbti su savimi ir ieškoti kažkokios tai kitos teisybės ir kad čia yra problema imuniteto, aš suradau tą transferfaktorių. Nuo 10 metų aš jį vartoju ir tikrai neklausiu, kiek ilgai aš jį turiu vartoti. Kaip gydytoja sakė, kiekvieną dieną, aš kartais sakau tiems, kas rūko, perka cigaretes ir neklausia parduotuvėje pas pardavėjo, kiek ilgai jūs jas turėsit pirkti ir neklausat, kodėl jos tokios brangios, o kada jau pamato dėžutę ir pagalvoja, kad reikėtų, bet pirmiausia, aha, kiek kainuoja, aha, o kiek aš ilgai turėsiu vartoti. Tiek, kiek tu nori būti sveikas, gražus ir jaunas, tiek ir vartok. Jeigu tu jos valgydamas jautiesi sveikesnis, jeigu tu turi daugiau energijos, jeigu tavo imuninė sistema pradeda funkcionuoti taip, kaip reikia ir jūs galite gyventi, džiaugtis gyvenimu, būti jaunos mamos su savo vaikais, prižiūrėti senesnius tėvus ir patys būti produktyvus, tai ko daugiau reikia. Aš manau tik to. Mano sprendimai ir buvo tokie. Aš valgau transferfaktorius, tada sveikstu, tada dirbu, užsidirbu ir dalį uždirbtų pinigų pravalgau. Transferfaktorius, taip pat. Vėlgi buvo paminėta, kad daug mes turim parazitų, mikrobų ir taip toliau ir mums reikia pagalvoti, ar mes 40, 50, 60 metų, ar dar gal ilgiau, visą tai kaupiam. Jeigu pasižiūrėjus namuose, kiekvienas mes turim gyvenamą plotą ir jeigu savaitę laiko, sakysim, nevalytumėt, sakysiu tiesiai šviesiai klozeto, antrą savaitę, trečią jau ten nenorėsit užeiti. O mes 10 metų kaupiam viską savį ir iš tiesų yra skaičiai žiaurūs paminėti ir tai yra šventa tiesa. Pradėjus valytis organizmą, pamatom tikrai, kad iš mūsų išeina daug baisybių. Aš irgi dabar visai neseniai valiausi organizmą ir padariau netgi nuotraukas ir parašiau straipsniuką, kaip konkrečiai dariau ir kad visi galėtų naudotis, bet aš organizmą valausiu jau nuo 20 metų. Transferfaktorių yra tarp produktų, daugiau aš nesau informacijos gavom tiek ar ne, ir tiesiog truputėlį, kad neužlaikyti ilgai apie produktus. Šitoj dėžutėje yra 10 dienų valymosi sistema. Labai švelniai, pamažu valo mūsų toksinus ir visą mūsų žarnyną. Yra po 3 portfelius, kuriuose yra sudėlioti įvairūs mūsų reikalingos medžiagos, čia daugiausiai iš vaisių, žolelių ir kada mes juos vartojam 3 kartus prieš maistą, geriam daug vandens, pamažu pradeda valytis mūsų organizmas. Išties tai yra puikiai priemonė ir tą reikia tikrai pasinaudoti prieš pradedant vartoti transferfaktorius, kad tikrai pajaustumėt, kad tai yra labai labai gerai. Kada žmonės sako, kaip ir gydytoja sakė, ir daugelis iš jūsų tiesiog galvoja, aš esu sveikas, šiandien viskas yra gerai, aš tokiam žmonėm rekomenduoju pasinaudoti va šitom dėžutėm, tai yra moters ir vyrui skirta po dėžutė, laikotarpį mėnesiui laiko. Čia yra sudėta ir transferfaktoriai, ir vitaminai, ir amino rūgštys, ir
prostatos veiklą. Tai vat yra tokia, aš kaip sakau, profilaktinė pirmoji priemonė, kurią reikia duoti tiems, kurie sako esantys sveiki. Tada jie labai greitai, savaitės bėgėje tikrai jums pasakys, aš man štai daug jėgos turiu, daug energijos turiu, ir akis geriau mato, žmona gražesnė pasirodo, tada viskas pasidaro geriau. Bet tai yra tikrai taip. Kaip buvo paminėjusi ir gydytoja, ir snieguolė transfer faktorius, nes transfer faktoriai yra 3 baziniai produktai. Yra klasikas, tai čia dėžutėje yra iš priešpienio transfer faktorius, prieš uždegiminė priemonė transfer faktor 3 faktorius, čia yra ir priešpienis, ir kiaušinio trinys, kaip gražiai vaizdžiai gydytoja minėjo, kad pasikapstyta visur, o taip iš kiaušinio trinio transfer faktorius yra 3 kart stipresnis, todėl čia ir yra pavadinta 3 faktorius. Ir aš vadinu greitoji pagalba. Jeigu tik prasideda, pavyzdžiui, jūs pamatėt, vaikas grįžo iš darželio ar mokyklos kažkiek, tai jau kažkur nosytę traukia, jau ašarytę braukia, jau kažkas prasideda, tai tiesiog yra vietoj visų, kaip pradėjo vaikas sirgti, nuvedė pas gydytoją, ką duoda antibiotikus, muša temperatūrą. Iki 38,5 temperatūros mušti nereikia, tai yra žema temperatūra, mes skaitome. Reikia pabandyti kompresiuką, galvytės, išjungti televizorius, kompus, atimti visus, kad ramiai turėtų prasigulėti. Šitą produktą vartojant gijimas prasideda per parą ir nereikia tada išgulėti nei tos savaitės. Paprastai, jeigu tik pastebėjom, padavėm kas valandą, kas 2, vaikas sekantį rytą atsikels ir labai puikiai išeis į darželį ir nesuprasi, kad jis sirgo. Transfer faktorių pliusas turi ir to transfer faktoriaus, plius čia yra šitakė, netakė grybai, yra dar kita sudėtis. Ir čia yra pagrindinė priemonė kartu su 3 faktorium, kartu vartojam, tai yra priemonė prieš onkologiją. Bet aišku savaime, aš dabar jau jums galiu sakyti, reikia pradėti vartoti ne tada, kada jau gydytojai pasako diagnozę, bet reikia pradėti, kada pajaučia, kad pavargstat greitai, nebesinori kažko, pradeda peršalimo ligom sirgti. Tai žinokit, automatiškai jūsų imunitetas yra pasilgęs. Tai va, pradėti vartoti profilaktiškai ir mūsų tikslas, ir kompanijos tikslas yra išmokinti žmonių, kuo daugiau žmonių gyventi sveikai, nesirgti. Ir tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Todėl mes čia su jumis ir bendraujam ir jumis kviečiam, kad patys praėjom pragaro mašiną ir tai yra žiauru, tai nesinori matyti aplinkinių žmonių tokiais. Kiti produktai yra tiksliniai produktai, kurie yra daugiau skirti vartoti tiek širdies kraujagyslių ligoms, tiek endokriniai sistemai, tiek ir svoriui mažinti, tiek ir kraujo atstatymui ir riovida be proto geras produktas. Dantų pasta nėra geresnės dantų pastos, ypač kas jaučiate, kad prasideda paradontozė, kraujuoja dantenos, kažkas tai yra, nes negerai burnoj, akmenys kaupiasi ant dantų. Viena iš puikiausių priemonių ir pradėjus vartoti žmonės sako, kad kitos jau matyti pastos nenori. Nori skani yra, nei ten skani, nei neskani, bet tiesiog tokio puikaus švaraus skonio ir jie tikrai yra gerai vartoti. Moterims yra visa, vyrai mažiau naudoja, yra visa kremų linija su transfer faktoriu. Tai yra ir serumai, tai yra ir pakių kremukai, ir kiekvieniniai, ir naktiniai. Ir juos vartojant, gal tai nereikia ir tų visų kremų, kurie ištempia tas raukšles per 2 minutės. Pavartojus transfer faktorius, kada vartojam į vidų, susitvarko imuninė sistema. Nebeturim virusų, nebeturim grybelių, onkologinių ląstelių. Jeigu vidus yra mūsų jau sveikas ir oda mūsų yra automatiškai
praktiškai sveika. O jeigu mes dar ją pamaitinam su transfer faktoriais per kremukus, tai iš tiesų, kaip ir aš galiu sakyti, 3 metus mane transfer faktoriai gydė. Po 3 metų aš akivaizdžiai pradėjau matyti atjaunėjimo programą. Atsistatinėja ląstelės tikrai taip, kaip jos turi atsistatinėti, tikrai žmogaus oda laikosi sveikesnė, gražesnė ir tokiu būdu mes esam, kaip čia pasakyti, gražios. Džiaugiamės tuom ir aš labai džiaugiuosi atstovaudama tą kompaniją. Vienas dalykas dėl to, kad kompanija labai pati yra tyrinėtoja, pati yra gamintoja ir pati realizuoja produkciją. Kodėl jinai tą daro? Dar vieną praleidom pasakyti faktą. Yra pats pagrindinis turbūt pasaulinio pripažinimo faktas. Kompanija pateikė olimpinių žaidynių dopingo kontroliai patikrinti transfer faktorių ir kad įrašytų į sąrašą pelnų listas, taip vadinasi, kad leistų vartoti sportininkams. Tai buvo padaryta 13 metų pabaigoje ir tą sąrašą buvo transfer faktoriai ir pliusas, ir riovida, ir kardio įtraukti į tą sąrašą ir jie gali juos vartoti netgi olimpinių žaidynių metu. Aš manau, kad tokio atsakymo, kada man sako, ai, tai ten turbūt yra narkotinių medžiagų pridėta, kad aš čia taip jau gerai pradėjau jaustis. Nėra čia narkotinių medžiagų, čia yra biologinis faktoras, kuris yra mūsų pačių sukurtas ir nieko čia nėra šalutinio. Kažką dar norėjau pasakyti, kodėl dar džiaugiuosi kompanija. Vienas dalykas tai yra pati tyrinėja, pati gamina, neduoda franšizių niekam kitam, norėdama išsaugoti kokybę. Jeigu, sako, mes atiduotumėm, nes prašančių yra labai daug, norėtų ir kiniečiai, ir lenkai, ir rusai gaminti pagal šitą formulę, pagal šitos patentus, bet kompanija neatiduoda ir neparduoda franšizės. Sakydami, mes niekada nežinom, kur ir kas atsistos tada prie technologinių lygmenų. Kad kompanija nepardavinėja papildo, kaip jis yra įregistruotas per tarpininkus, per vaistinės, per, sakysim, Amerikoje yra papildų parduotuvės didžiulės. Vėlgi yra labai gerai, nes nėra tarpininkų, nėra kainų užkėlimų. Kada mes perkam tinklinės rinkodaros būdu, patys užsisakydami produktus, mes juos gaunam tiesiai iš savo gamintojo, iš savo realizatoriaus. Tai tada tikrai tu žinai, kad tu gauni produktą tą, kuris yra aprašytas, tą, kuris yra tikrai pagamintas ten ir už tą kainą, kuria yra įskaičiuota jo tikroji vertė. Kaip ir profesorius Čižovas sako, kaip ir minėjo gydytojai, aš tą patį sakau, pagal savo veikimą, pagal savo efektą, ką jis duoda žmogui, šita kaina dar yra maža. Jeigu norint taip išsireikšti, kada yra sakoma didelė kaina, žiūrint, ko žmogui reikia. Jeigu turėsit klausimėlius, jeigu turėsit norą šnekėtis apie produktą, apie jo pirkimą ir apie konsultaciją, kaip reikia jį įsigyti, visada visi esat kviesti snieguolės. Tai tada pirmiausiai turit šnekėtis su snieguolė, o paskiau mes čia pasižiūrėsim. Tiesiog taip, kaip kiekvieną dieną dantukus valom, kiekvieną dieną šukuojamės, kiekvieną dieną apsirengiam, lygiai taip pat kiekvieną dieną reikėtų pasinaudoti transfer faktorių. Ir jeigu tas iš kraujo gaunamas yra brangus, tai va ta dovana mums, to šaltojo karo dovana, ar ne, kai ieškojo ir atrado, kad yra medžiagos, iš kurių išekstrahuojama, tos medžiagos yra daug, vištų galima turėti daug, karvių galima turėti daug, medžiagos galima turėti daug ir jeigu medžiaga, iš kurios išgaunama, jos yra daug ir nebrangi, produktas, kurį aš naudoju, iš tikrųjų yra nebrangus. Kaip oftalmologas vaistų, buteliukas vaistų kainuoja keliasdešimt eurų, jį naudoju 5 dienas, 7 dienas, maksimum 2 savaitės ir tada tos pačius keliasdešimt eurų, kuriuos gali atiduoti lygiai taip pat transfer faktoriui. Jis nėra brangus. Patikėkit manim, visa mano šeima
geria transfer faktorių. Merginos, aš turiu 5 vaikus, 4 iš jų merginos. Mes labai domėjomės, mes labai gilinomės, aš labai myliu savo vaikus. Gyvena Danijoje, kuri priiminėja įstatymą privalomojo skiepijimosi nuo gimdos kaklelio vėžio. Visas merginas, bet vakcinos jos yra tokios, kad jos turi švino, kad nuneštų veiklią medžiagą į tą organą, kurį reikia nunešti. Ir švinas nusėdęs gimdoje, jisai gali sukelti ir sukelia didžiai dalį nevaisingumą. Tai toje vietoje mes diskutavom, ką daryti, nes visos jos dar tos, kurios dar neatmestos gamtos, jos turės gimdyti. Ir mes išdiskutavom ir merginos pasirinko, naudoja transfer faktorių kaip pakaitalą vakcinoms. Tai va. Galėčiau pasakoti daug, žinau, kad Snieguolė turi daugiau svečių, yra kas turi gerų patirčių, tai jeigu reikės visą papasakoti. O jūs sakykite konsultuojat? Kaip sakot? O jūs konsultuojat? Ne, aš nesu toj vietoj konsultantas kaip po toks. Mano vienintelė konsultacija, dantis prižiūrim, plaukus prižiūrim, gyventi ilgai sveikai norim, visi mirsim, faktas. Bet priklauso kada, kaip, nuo ko ir kokioj būsenoj. Tai toj vietoj mano konsultacija yra tokia, norite gyventi ilgai sveikai arba susitvarkyti su problemom, kurios susvargina arba jas palengvinti. Faktas, tai nėra stebuklas. Kuo smagu, nereikia pasakoti, kad kažkokie dumbliai, kokiam nors ežere, ten kalnų papėdėje, Anduose, ar ne, ir visas pasaulis ten kokiais nors dumbliais maitinasi ir tai labai gerai veikia. Joks stebuklas. Mūsų protėviai žinojo apie krekenas, ar ne, apie tą priešpėdį. Jie darė sūrius, jeigu pagimdydavo karvę veršiuką, tai ne vieno lašo krekenų neišmesdavo. Išdalindavo visiems, kepdavo blynus, kepdavo ten kiaušinienę, suvalgydavo iki paskutinio lašo. Suomiai tai dabar turi savo paveldą sūrius iš krekenų. Krekenos buvo branginamos, jų būdavo daug, jos branginamos. Yra pirmas, dar prieš transfer faktorių Lietuvą atėjo krekenų kapsulytės. Po gero suomių produktas ir aš buvau labai apsidžiaugus. Jau čia tas produktas, kurio man reikia. Ir galima ir krekenas vartoti tik tiek, kad tai yra šaudymas iš patrankos į žvirblį. Nes tada reikia labai daug krekenų, nes ta koncentracija, ten yra ir, aišku, mineralų ir baltymų, jau alergiškiams žmonėms netinka, ten jau yra maisto produktų, mitybos produktas. Ir ten daugiau, jeigu reikia statyti jėgas, labai nusisirgus, papildyti organizmą kažkokio medžiagom tinka ir krekenos. Bet jeigu sudėti kiekį, kiek reikėtų krekenų suvalgyti, kad gauti tą patį transfer faktoriaus, kiekį tai išeitų turbūt kelis kartus brangiau. Tai kai atėjo transfer faktorius grynas, labai džiaugiausi, visiems džiaugiuosi pasakydama, kad jeigu turit problemų, pasirūpykit. Ačiū labai. Kalbėsiu rusiškai. Значит, в любом случае, когда у тебя повторяется одна, другая, третья проблема, и ты теряешь здоровье, не говорю там силы, энергию, разум, память, это всегда сигнал. Это тогда, когда у тебя уже процесс развивается не 2 месяца, не 3 месяца и не 2-3 года, а годами. Организм компенсировался, адаптировался к этой инфекции. Чаще всего это инфекция. Токсические вещества больше, меньше, вот диоксин. Больше, меньше, да. Больше, меньше, немножко питанием, немножко какими-то другими методами они выводятся. Но некоторые сидят и по 30, и 40 лет, и даже передаются токсические вещества, которые применяются, допустим, в сельском хозяйстве, с водой, а потом эта вода производит стекло какое-то, чашечки и прочие блюдечки, из которых мы кушаем. И там эти токсины тоже будут. Тем более, вот если пластмассовая посуда, китайская посуда, не употребляйте. Еще разрисованная всякими делами. Токсином будет не только диоксины, а и ртуть, и свинец, и многое другое. Почему так говорю? Уверена. Много лет работала профпатологом, токсикологом. И токсические вещества в быту и в промышленности, если люди работают
каких-то условиях, это все действует на человека. Причем развивается заболевание, которое никакой врач уже не помогает, и ничем уже тут не скорректируешь это здоровье. Трансфер-факторы нужно принимать. Если у тебя все в порядке, профилактически, эпидемиологическая ситуация назревает, гриппозная, осень, весна, зима, вирус, да? Трансфер-фактор или классик, или трифактор. Детям, малым детям, после рождения младенцу одну капсулу, полкапсулы или одну капсулу через день на сосок матери вместе с молочком из соска ребенок должен принимать. Готовите ребенка в детский сад, классик, одну капсулку, но каждый день. Вот у меня сегодня ситуация такая, подружка моей внучки, ребенка повели в частный детский садик, где всего 6 ребяток. Я думала, что после первого дня на 3 часа ребенка в детсад. Оказывается, на 4-й день заболел. Я сначала ей пишу, наверное, это психологическая ситуация. От мамы отобрали ребенка. Оказывается, нет, на 4-й день. Но это все равно психологическая ситуация. Хотя ребенок принимал трансферы, она его трифактор, то есть с вирусной, но всего 2 раза в неделю. 2,5 лет ребенок. Желательно перед детским садом классик и каждый день, пока, если ребенок не адаптируется к этой ситуации. Как бы там ни было, психологический стресс у ребенка, иммунная система не была достаточно высокая, и возможно, что внутренняя инфекция сработала, а возможно, что и внутренняя детского садика, хоть и частный, и чистый, и детей немного, но тем не менее передалось. Ага. Вирусная инфекция. Если она повторяется. Ну да, и туберкулез, и все остальное. Да. Очень интересно. Это естественно. Иммунная система некомпетентна в этом организме. И здесь должен быть подход системный. Если заболевание уже развилось, мы ведем программу медицинскую, альтернативная медицина, и добавляем трансфер-фактор. Не просто так. И дозы разные, смотря по тяжести и как часто повторяется. И смотря какая система больше повреждена. Вот эти вот кардиванты с кардивантами трансфер-фактора, здесь дозы небольшие трансфер-факторов, всего 200, как правило, при дозе, которая указана на баночке. Вот каждая баночка это на месяц, это профилактическая. Лечебные дозы, допустим, для сердца, БСВ, это почки, КБУ. Лечебные дозы будут увеличены коротко, а потом будет профилактическая доза. Но всегда с поддержкой того или другого. Или плюса, если онкология или хронические заболевания. Хронические заболевания, повреждения суставов, начинаем с классика. Первые 3, 5, 7 дней вводим в организм, вводим в систему, иммунную систему информацию, начинает разбираться, вытаскивать какие-то очаги. И иногда даже на этих 3, 5, 7 дней, доза по 1-3 раза в день, иногда появляется высыпание. Как правило говорят, аллергия. У меня на этот препарат. Нет, это не аллергия. Это организм вычищает через кожу
бояться этого состояния не надо. Если это состояние, трудно переносимое, можно прекратить. На какое-то Я время... когда-то и прекратила. Я купила. Прекратить. Все, я начала чесаться. Да. Я позвонила в эту фирму, отдала денег тоже. И я все выбросила. Вот как верить? Вот честно, вот скажите. Выбрасывать ни в коем случае не надо. Даже если срок годности, В те времена 600 литров дать и... Да, это неправильно. Prašau, žinot, kai buvo Gerai. kaip aš pradėjau vartoti, kaip mano pradėjo kauliučiukus matyt tvarkyti. Tai aš galvojau, kad aš įsidėsiu į gabaliukus, kad man sulūžinės visi kauliukai. Toks buvo skausmas. Bet aš iš tikrųjų žinojau, kad tai yra tas produktas, kurį aš turiu vartoti, nes aš turiu susitvarkyti imunitetą. Kada pradeda daryti masažą ir man tą dieną skauda sujungimas yra ir kraujotaką, ir limfos tekėjimas, visa kita. Lygiai čia tas pats. Pradėjo mūsų tos virusus, tas bakterijas, ar ne, kaip sakė, kas nenori, kiberiukai užmušinėti, jų nespėja nei per limfą, nei per kraują išnešioti, pradeda gautis kaip toksikacija, pradeda skaudėti, reikia džiaugtis. Ir aš kentėjau, verkiau kartais iš skausmo, kartais ir tabletę nuo skausmo išgerdavau, bet aš žinojau, kad tai man baigsis. Baigėsi per 3 savaitės. Aš dabar mano 3 valandą aukšto kūno bato. Ir esu 60 metų ir tikrai džiaugiuosi gyvenimu. Jo, pakviesim, netgi jeigu kam labai patiko gydytoja Regina Šedelkaitė, aš manau, ji tikrai yra draugiškai nusiteikusi ir jeigu reikės ir suorganizuosim ir kitų medikų, ir patarimų, ir pagalbos. O užsirašykit, prašau, mano telefonų numerį ir bendraukim, ir draugaukim. Ir ką šiandienai mes, ką norėjom pasakyti.